Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre Aqua susirinkę šio centro darbuotojai bei gausus būrys svečių iškilmingai paminėjo veiklos 10-metį. 10 metų sukaktį įstaiga pasitiko būdama vienu iš didžiausių sveikatingumo centrų visoje rytų Europoje. Renginyje prisiminta visa vandens parko 10-mečio ir Druskininkų sėkmės istorija. Pradedant 2000-aisiais, kai Druskininkų savivaldybės taryba nusprendė, jog druskininkai turėtų vystytis ne tik kurortinio sanatorinio gydymo, bet ir turizmo, poilsio, komercinio sporto bei pramogų kryptimi. Todėl, kuriant tokią infrastruktūrą, labai svarbiu objektu tapo vandens parkas, didžiausias Druskininkuose įgyvendintas projektas. Gražių žodžių vandens parkui negailėjo šventėje dalyvavęs buvęs ūkio ministerijos kancleris, ekonomistas Gediminas Miškinis. Ir manau, kad tikrai tokio akvaparko atsiradimas tai buvo dar vienas rimtas žingsnis tam, kad tiek druskininkai, tiek visa Lietuva turėtų labai didelį traukos centrą. Ir labai džiaugiuosi, kad tas gimtadienis kartu yra ne tik tai akvaparko gimtadienis, bet tai tikrai didelis postūmis ir tolimesniai plėtrai Druskininkų kurortui. Aš manau, kad tai buvo labai geras pavyzdys, kada vietinė valdžia ir centrinė valdžia tikrai dirbo ranka rankon ir tikrai matė tą rezultatą ir ne trumpalaikį, o ilgalaikį rezultatą, kuris tikrai pasiteisino. Ir manau, kad bet kur, jeigu norim pasiekti gerą rezultatą, tai tikrai reikalingas bendras toks sutarimas tiek politikų, tiek vietinės, tiek centrinės valdžios. Ir manau, tai yra geras pavyzdys visiems, kad galima tai ir pas mus Lietuvoje padaryti. Manau, kad čia labai svarbu buvo ir to brandolio druskininkų žmonių, politikų, kurie suvokė, kad žiūrint ilgalaikę perspektyvą, kad būtent ta dalis gali būti labai patraukli ilgalaikė perspektyvoje. Tikrai labai džiugu, kad druskininkai pasiekė tai, ką buvo užsiplanavę, tai sezoniškumo druskininkose nebėra, temperatūra laukia ir viduje jokios įtakos nedaro, tai tiesiog džiugu. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, sveikindamas šventės dalyvius, dėkojo visiems, kurių dėka jis sėkmingai veikia ir tapo sėkmingiausiu druskininkų objektu. Aš noriu padėkoti čia esantiems 2003 metų Druskininkų savivaldybės tarybos nariams, kurie patikėjo manim, kurie patikėjo administracija, specialistais, kad tokio objekto druskininkams reikia. Aš noriu padėkoti tarybos nariams vėlesnių kadencijų, kurie padėjo įgyvendinti, tęsti šį projektą. Aš noriu padėkoti specialistams, kurie savo kasdieniu darbu prisidėjo, kad būtent tas projektas būtų ne tik įgyvendintas, bet ir kurtų pridedamąją vertę visam Druskininkų kurortui, galbūt net ir Lietuvai. Aš noriu padėkoti ypatingai visiems vandens parko darbuotojams. Edmundai, tau. Visiems žmonėms, kurie prisideda daugiau ar mažiau, kurdami Druskininkų rytdieną. Druskininkų rytdiena priklauso nuo mūsų visų. Ir taip, kaip mes sutelktai dirbsime, tokį turėsime ir rezultatą. Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro Aqua direktorius Edmundas Antanaitis pasidžiaugė, kad į jubiliejinį renginį susirinko tiek daug parko bičiulių. Gerbiami ir mylimi draugai, specialiai nesakau ponios ir ponai, nes tikiuosi, kad šį vakarą čia susirinko patys geriausi mūsų įmonės draugai. 10 metų mes kartu. Buvo visko, aišku, ir džiaugsmo, ir liūdėsio, ir ginčų, ir taikos dėrybų, bet mes tos 10 metų pradirbome, drąsiai galiu pasakyti, šiandien tikrai gerai. Ir palinkėkime savo, kad sekanti 10 metų būtų dar geresnė. Renginio dalyvius pasveikino ir Seimo narys Zenonas Streikus. Aš džiaugiuosi ir žaviuosi Aqua darbu, Aqua rezultatu, o labiausiai didžiuojuosi tai žmonėmis, kurie susirinkę čia, kurie dirba todėl, kad jų idėjų dėka, jų sumanimų dėka, jų noro dirbti druskininkam ir Lietuvai atsirado iš tikrųjų Druskininkuose Aqua, kuri yra ir ašis, ir širdis, ir kuri džiugina ne tik mūsų miestą, ne tik Lietuvą, puošia ir gražina, bet ir iš tikrųjų tampa tokiu mažu
mažų stebuklų, nes per 10 metų 4 milijonai žmonių susipažino su Lietuva, su druskininkais ir manau, kad tai yra didžiausia investicija į pritraukiamąją turizmą. Šventinį vakarą vedė žurnalistė Edita Mildažytė. Scenoje pasirodė naujų idėjų kamerinis orkestras. Taip pat dainininkė Rūta Ščiogolevaitė, kuri koncertavo ir Druskininkų vandens parko atidarymo renginyje. Svečiams gerą nuotaiką dovanojo Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinė grupė Just Island, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro primadona Olga Konošenko, į partnerius pasikvietusi ir gatvės šokių šokėja Jevgenijų Tichonova. Renginio svečius savo dainomis sužavėjo ir tenoras Merūnas Vitulskis.